Nesenai pasirodė toksai dviratis 2004 metais Husqvarna. Nuo miško pielų iki dviračių turėjo. Keliais žodžiais apie dviratį, tai kas įdomesnio galėtų būti čia. Tai turi neblogas šakės įdėtas. Nu visą važiuoklį, kaip čia pasakyti. Prieki 38 Foxai, 108, galo 107, Shimano naujas variklis, turi tą overruną ar overdrive, kaip kiti vadino ten. Principas toks, kad nustoji mint ir dar tau ratas apsisuka ten kokį kartą, gal mažiau, ar ten 2 kartus, priklauso nuo greičio. Nu, tipo, legaliai gali jisai iki 2 metrų būtas overrunas. Tada skaitosi dviratis ne elektrinis, o hybridinis, kažkaip taip. Kas čia dar? Prieki 29 ratas, gale 275. Shimano variklis gal kažkam būtų aktualus tom, kad gali prisijungti prie appso, keisti parametrus ir šiek tiek koreguoti kažką pagal save, bet aš kaip nustatyta, taip aš nieko ten praktiškai nekeičiau ir ten nereikia kišti nosies. Ir čipą įdėjus net negalima jungtis prie šito, kaip jis vadinasi, YouTube, ar kaip jis vadinasi, appsas. Nes gali jūsų čipą užrakinti ar sugadinti, kažkas tokio. Turi dviratis Maguros MT7 brakes. Priekį, jeigu neklystu, 22 cm. Gale gal šiek tiek mažesnis. Gal 20. Be kamerinės padangos. Blogai tai, kad čia blemba gertuvės. Geriau jie būtų čia kažkur įdėję tą gertuvę negu tenai, nes čia telpa tik tais gal, nežinau, pusę litro, man atrodo. Tai neužtenka. Ir jeigu gertuvė įdėta, reikia pakrauti dviratį, neina atidaryti šito dangtelio pakrovimui. Tai čia kažkaip jie blemba šudinai iš tikrųjų. Nu, bet su to gyvent galima. Šiaip fainas dviratis, gali, jeigu ratai gerai pripūsti, gali laiptais, bordiūrais, įsibėgėjęs, varyt per viską, važiuoklė viską sugeria, ko puikiausia. Nežinau, kas čia per garsas gausis, nes vėjas tai belenkoks. Šiandien aš važiavau testuoti savo aprangos Endura kelnės superinės, batai Northwave su Gore-Texu, waterproofai, striukai irgi. Striukė superinė, kvepuoja, waterproofas, žodžiu, yra didelis kapišonas. Pabandysiu parodyti, kaip atrodo gama su šalmu. Persigalvoju, didukas atėjo, sako, lietslie, einu namo. Teliką įsijungs. Jo, striukė superinė. Kelnės yra labai daug dydžių, žiauriai patogios. Ir sulenkus visiškai. Tos kalaškės nenusismaukia nuo batų. Pas mane L dydis. Tai ties kelienais yra vietos ir apsaugas įsidėt, kas mėgsta. Yra keletas kišenių, yra ventiliacijos, prasisega, nu žodžiu, super. Striukė taip pat, čia yra abipusiai užtrauktukai, atsisega priekis abiejose pusėse ir atsisega
atsisega galas, taip kad kas ieškot blogam orų, tai tikrai rekomenduočiau, nes pagal kainą ir kokybę, tai super, prieš šventės buvo 50% nuolaida viskam, tai kažkaip teko pasidovanoti, nes kas kitas nepadovanos tokių daiktų. Žodžiu, nauji metai, naujas dviratis, nauji įsūčiai. Batarkė laiko super. Aš jau 10 kilų truputį įsukau. Ne, nebus 10, tai yra 5, 7 gal. Vieno padala tik nukrito. Ir tai va tokiais visokiais kalnais ir taip toliau. Kiti sakys, kad į kalnus gal blogai įsivažiuoja. Jeigu gali užlipti pats peškom į tą kalną, tai ir jisai užtrauks, karočią, tas dviratis. Tik tais biškį reikia gal experienco. Aišku, su 29 ratais gal jisai ir geriau liptų, bet aš nematau bėdos. Geriau jau galima su juo, kaip atsakyti, valinti visur pilną katušką, niekur nestabdant, negu manis ten prieš kalniuką kažkokį geriau, žinai, važiuotų. Tai toks mano būtų pasirinkimas. Dviratį išbandžiau per balas, per blogą orą, per visur, jokių bėdų, nei su batareika, nei su varikliu, absoliučiai. Super. Dviratis nenaujas buvo pirktas, čia demo versija buvus. Ir man ją pavyko šiek tiek pigiau parduoti, tiksliau nusipirkti. Vienintelis blogas dalykas, kad yra per trumpas šitas įdėtas, jisai nuo kalno važiuojant norisi dar žemiau, kad būtų. Prieš kalną dar čia aukščiau galėtų būti. Tai tą reikės ateityje keisti, bet kol kas galima gyventi ir taip. Tas šitas atsileido. Nėra to keisti. Na žodžiu. Tai va šiandien tokia labai šlapia diena. Protestuoti iš tikrųjų aplinką. Pažiūrėsiu, kaip gale raido bus. Tai toks žaislas. Iš tikrųjų žiauriai įdomu, nes teko turėti ir krosinį motociklą, ir tą vadinamą britvą. Taip kad šitas dviratis, sakyčiau, gal net įdomiau kai kuriais atvejais už tuos kitus žaislus. Dabar tokio kaina, jeigu neklystu, Anglijoje 4,6. O man pardavė iš parduotuvės su 100 mylių buvo pravažiavimas. 90 gal. Man už 3,8 pardavė jį. Tai principė